Sveiki, čia 24 valandos. Malonu, kad esate kartu. Šį vakarą kviečiu žiūrėti. Išmatose paskandinta kaiminystė. Jinai be trusiko vaikščioja, nuoga užpakalį rodo. Tu matai mane užpakalį? Aną dieną šiko paprasčiausiai. Čia ant kiemo? Taip. Tėvų akistata su girtaujančia dukra. Ir dapa man širdį supranti, leplau, kad toliau alkoholį įlindi ant to kiliūną. Parduotuvė yra šnapsų. Norim butelkį, nusiperkam ir išgeram modį. Aš į vaikus užauginau, viską įbau sudaužyti ir aš sudaužyti. Tu čia mes laikai. O apspjauna išeina. Ir užmirštos močiutės dovanos. Užėmei man malkinę, užėmei viską, suartą gavau. Jau jūs pati siūlėt, aš net neėmiau. Jūs siūlėt man, aš neatsisakiau, netgi žemės, sakau, man nereikia, nu kiek jūs meluosit? 24 valandų telefonu paskambino ponia Valerija. Iš pradžių buvo sunku patikėti, kad ji nejuokauja. Moteris sakė, kaimynė laksto nuogų užpakalių ir savo reikalus atlieka tiesiog vidury kiemo. Smarvė, fekalijos ir dar velniai žino, kas veisėsi pašonėje. Valerija sako, kad tik viešumas gali pamokyti jos nevalyvą kaimynę. Į Kauną išvyko Donata. Mes atvykom į sodus, kuriuose jūs praleidžiat, kaip suprantu, visą vasarą, ar ne? Taip, taip. Visą vasarą būnat. Ir dabar jūs mus pasikvietėte dėl to, kad nerandat bendros kalbos su savo kaimynė, aš kaip suprantu, ar ne? Kažkokią turit kaimynę pasitusią. Ko labai? Kaimynė. Taip, koliojas ištisai, fekalijas pila į prūdą. Jūsų prūdą. Į mūsų šitą bendrą prūdą. Savo fekalijas. Savo kibiriukais nešioja į pilą. Pas mumis švarus kiemas, aš mėgstu gėlės, apsisodinta, akmenukais va visur išklota. Mėgsta tvarką. Mėgstu tvarką, o jinai specialiai daro, kad būtų netvarka. Čia mano, čia mano. Oho. Kas tu čia dabar, kaip tu O sumoki? kiek jai metų? 80. 80 metų ir tokia pasiutus. Jinai kenkia specialiai. Sakot, specialiai čia viską Taip. daro. Nu, mes seniai irgi va. Bet tai gražiai jūs čia tvarkingai gyvenat. Vat kaip matau. Va, žiūrėkit, kaip pomidorų džiovinu, da papasakosiu. O? Va, Papasak. Gausit O kam džiovinat? nu, saulėje džiovinti pomidorai. Tai va. Va, jūs čia Tai klausykit. matot, kaip va, pažiūrėkit, kaip va jie sudžiūstama. Bet čia ne saulėje. Čia ant pečiaus. Nu, tai bet labai mažai. Nu taip. Nesudžiovinsi, saulės nėra. Nu taip. O, kaip Turiu gražiai. bijo. O, tai pasigrožėkim, kaip gražiai sudėtos malkos. Malkos sudėtos į mišką, buvo nesutvarkyta, o jų šakos tos buvo ant mano langų, tai sūnus nunešė. Dabar keletas minučių reklamai, iš karto po jos tęsime laidą. Likite su Alanka. Išmatose paskandinta kaiminystė. O jūs galite ar ranką muš prie širdies ir sakyti, kad tikrai esat nekalta. Nekalta. Nekalta, nei kiek nekalta. Tėvų akistata su girtaujančia dukra. Ir dapa man širdį supranti, leplau, kad toliau alkoholį įlindi ant to kiliūną. Aš į vaikus užauginau, viską įbau sudaužyti ir aš sudaužyti. Ir užmirštos močiutės dovanos. Užėmei man malkinę, užėmei viską. Va taip paėmiau, išsaukit, va taip ir Auskaras buvo, Ingrida. Taip, taip davė. A, mamelę turit? O kam reikia? Man. O, vaikučiai, prasideda reikalai. Labą dieną. Marė, žiūrėkit, atvažiavom pas jūs į svečius. Nu, Kaimynai skundžiasi jumis. nu ir gerai, nu. Kaip galvojat, kodėl kaimynai skundžiasi jumis? Ką žinau, ko jūs. Nu va, Valerija, jūs pasakykit, kas nes... Nesitvarko, va, smarvė didžiausia. Sako, Ir ta nesitvarkot? fekalijas pila, va. Kiek paėgi, tiek susitvarkau.
Va čia va fekalės išpylime su viena kaimynė atėjo atsisveikit, kai išvažiuoja. Jo. Išpylė kibiras fekalių. O kodėl jūs tas fekalijas savo pilat, visų kaip pasitaiko? O čia va irgi pila Nešuim visi. tualetą, ponia brangi. Tualetas labai antras ten yra. Nešuim Bet visą sakė, jūs buvo pagavę, kaip jūs į prūdą pylėt, vat, žmonių. Eikit, taigi iš prūdo nešam vandenį, ponia brangi. Tai Valerija, jūs sakėt, prigavo. Ir policija buvo, taip, taip. Čia plėtkininkė. Bet sako, va pagavo už rankos jūs. Mane? Jo. Eikit, nesąmonių, Jinai moka kalbėti. nesąmonių. Nesąmonė, sako. Nesąmonių, O tai kodėl kaimynai tada jūs taip šmeižia, čia kaip jūs kaip Nu, galvojat? aš nepajėgiu daug. Aš va, ką galiu, tai aš va pasidarau biskį. Aš nepajėgiu jau. Mes visi, Nu, bet- visi vaikščiojantis. Bet žiūrėkit, pilna greičia žmonių. Tai ką, negali pagelbėti jums niekas? Tie vyrai tai ne mano. O kieno? Čia tiesas, visas mano. O tai jau tu, kaip sakyt, negalit paprašyti, kad jums padėtų susitvarkyti? Eikit, niekas čia nededa ir niekas nepadės. Nu kur tau niekas nepadės? Ir niekas čia nedės. Mes ne vieną seną žmogų lankom ir žmonės, kurie nepajėgia, pas jūs ateina socialiniai darbuotojai. Jie pasikviečia kokią moterėlę, kad padėtų, pagelbėtų. O jums vat, geriau, kaip sakyt, vat, apsišnerkštusiai gyventa, Na, ne? kiek aš čia gyvensiu, da? Metus, pusę metų da pagyvensiu, viskas. Ja. Jis Bet sako, jinai pabaiga. neskalbė nieko, jinai be trusiko vaikščioja, nuoga užpakalį Tu rodo. matai mane Aną užpakalį. dieną čia va išėjus su nuogo užpakaliu ščiko paprasčiausiai. Čia, ant kiemo? Taip. Tai aš atėjau su dilgelė, Kurioj čia vietoj? va čia va pasistačius aną kibirą va ir šiko. Tai aš atėjau išsirovus dilgę, jai duosiu. Tai jinai kai griebi man už krūtų, čia buvo bala, galvoju, jinai mane išmurdys, bet susipinė kelnėse ir pati išgriuvo ir mane nepavijo. Oho. Kokia jinai agresyvi, neklauskit. Marė, taip O darė. kiek jinai klojasi. Neklausykit čia šitos plėtkininkės, aš kol gyvensiu, čia tiek bus. Kaip Kol jinai- aš čia gyvensiu, taip ir Jinai bus. sakė, mane išgyvendins. Jūs Taip, išgyvendins? taip. Bet Todėl, kad Oi, aš tu mėgstu plėtkininkė, tu plėtkininkė, tu O čia žmogus, tai dieve, o dieve, o dieve. Bet žiūrėkit, kodėl, o tai ko bloga Valerija jums? Ką blogo daro jums Valerija? Duodu visko, maitinu, reikia. 3 dienos nevalgius. Sūnus sako, pridarau valgyt nuo ryto iki vakarų viską suvalgo. A paskui prišika 2 kibirus. Nu, tai va. Aha, čia kartą 2 kibirus užšika. Jau Šika, tu, Marė. Atnešu pavalgyti, jau sakau, Marytė, davai gal tą nori ir morko. Ir... Tai jūs dar padedat biškį? Padedu aš jai, bet jinai paskui kiek mane pradeda koliut, kad Plėtkininkė prakeikta. Jau čia žmogus, tai dieve, o dieve, sūnų o tą dieve. patį irgi O dieve, koliuja dieve, o jinai. dieve. Kolio ir sūnų. Taip, jeigu jai liepia tvarkytis, kol sūnus stovi, tai o čia va, nurovė kelias va žolės ir sūnus išėjo ir jinai panios. Eina per kaimynus, neša rankose vis vagėlės. O kam tų Neša gėlių? sodina, važiuos į kaimą. Jinai. Ничего не могу иметь. Как прихожу, нету. И помидоры, и даже куст вот здесь был. Tai viską Marė paima? Вишня. Ne, eikit ieškokit to vyšnių, eikit, žiūrėkit. Eikit ir žiūrėkit, ar man reikia tų vyšnių, ar man reikia ko. Man reikia mirties, o ne ko reikia. O tai kur jūs, pavyzdžiui, prausėtės? Niekur nesiprausėm visi. 3 metai. Burna nusiprausė. O, klausykit, Bliūdą? Utėlių turi, pylė utėlių skysčio ant galvos. Juokaujat. Kai Dievą myliu. Turite Rask utėlių? pas mane utėlę, rask utėlę, imk galą ir rask utėlę. Išpylė, Marija, aš biškį. A, turit utėlių tikrai? turi. Marė, baikit, taip negazdinkit, žinokit, jau bijau. Utėlių parsivešiu Vilnių. Parodysiu Tai dabar utėlių skysčio. užpylus yra ar dabar nėra jau? Kada aš ją užpyliau antradienį ar kada ant galvos? Jop, tararai. Ei, jau tai klausyk, reikalai. atėjus krapštusi prie mano tos dėžės. Atlėkiau ir užpyliau utėlių skysčių. Atnešiau utėliuką. Tu ne žmogus, tu aršiau velnio. Aš sakau, aš koliai čia gyvensiu, čia tai buvo ir bus. Čia tai buvo ir bus. Koliai aš čia gyvensiu, aš negyvensiu, tai nebus. Bet koliai gyvensiu, čia buvo taip ir bus. Ar iš tikrųjų buvo tokia situacija, kad kaimynė atnešė jums fekalijų kibirą ir papylė, kaip sakant, ten vos ne kažkur kieme?
Ne tik, kad jinai papylė, bet jinai, aš per ją iš vis nieko auginti negaliu. Nieko absoliučiai, tai man viską gadina. Turėjau vaikelį šiltnamį sunaikinti, visi kaimynai šitą žino, gali patvirtinti. Tai aš teisingai suprantu, kad čia Ir ne šiltnamis nusiverčiau. Kiek metų jinai mane terrorizuoja. Tai čia suprantu, kad ne vien Valerija vargsta, bet ir daugiau kaimynų turi problemų, bet viena iš jų ir jūs esat, ar ne? Taip. O jūs galite ranką muš prie širdies ir sakyti, kad tikrai esat nekalta? Nekalta. Nekalta, nei kiek nekalta. Ačiū Dievui. Nei kiek. Jūs negalvokit, kad čia kitaip bus? Nebus kitaip. Kur aš gyvensiu? Aš išeisiu, kitaip bus. Kai jau negyvensiu. O kur aš gyvensiu, čia buvo ir bus. Tai žodžiu, žmonėm teks vargti su jumis. Ką? Tai žmonėm kaimynam teks vargti su jumis, kaip suprantu. Koks vargas? Nu, žiūrėkit, Marija, jūs, žiūrėkit, nieko jums nesako, jūs kaip tvarkotės, taip tvarkotės, bet esmė tame, kad žmonės jau kenčia nuo smarvės. Jie sako, kad... kokios smarvės? Nu, bet žinokit, jie eini pas jūsų namus ir jau jaučiasi, kad smirda. Tai kaip aš įsivalysiu, kiek aš pajėgiu, tiek aš įsivalau dar kartą, sakau. Tu atsakysi prieš Dievą už šitą visą dalą, už viską tu atsakysi prieš Dievą, valkata tu valkata. Aš einu į bažnyčią, aš chore gėdojau. Aš dabar laidutuvės einu gėduot, mane ima. Aš jau atsakiau. Mano 7 kunigai yra pusbroliai. Eik tu. O tavo vienas yra giminiai kunigas ir tas tave apleido. Dieve, kas į per žmogų. Mane neapleidžia. Man iš tikrųjų yra labai gaila, kad, jūs patys girdėjot, ką sakė Marytė. Sakė, kol aš čia gyvensiu, kitaip nebus. Ir žinot, aš tikiu jos kiekvieno žodžiu, nes tai yra senas žmogus, kuris taip gyvena, aš įsivaizduoju, turbūt daug metų nesitvarko, nes vėlgi, žmonės, kurie mėgsta švarą, kurie yra nusiteikę būti tvarkingi ir gražus, tai jie tokie yra, net aš taip įsivaizduoju, net ir sulaukia gilios senatvės. Tai štai Marytė yra vienas iš tų žmonių, kuriai, jie vienodai šviečia. Tai vienintelė mano, kaip sakant, tokia, kaip sakyt, paguodos žodžiai yra skiriami Valerijai, kuri iš visų dar, kaip sakant, galimybių bando, gelbėtis, padėti tai savo, kaip sakant, purvinai kaimyniai, bet, čia žinokit, užburtas ratas ir aš nežinau, ar įmanoma, kad kas nors Marytei padėtų, kai jinai pati tos pagalbos nenori. Marytė užsispyrusi, tikina, kad tiesa jos pusėje. Bet patys matėte, kaip gyvena kaimynės. Gal ir gerai, kad per ekraną negalime perduoti kvapo, kuris riečia nosį, vos užėjus į Marytės kiemą. Šios istorijos moralas aiškus. Ar mažas, ar senas, bėdos tos pačios. Šį kartą sulaukėme skambučio iš Šilutės rajono. Skambino ponas Antanas. Vyras skundžiasi, kad negali susikalbėti su suaugusia dukra. Antanas savo ūkį perrašė Astai. Tikėjosi, kad dirbs, užsidirbs ir gerai gyvens. Tačiau dabar vyras sako, kad dukra girtauja, o gyvuliai nei melžti, nei girdyti. Ar tikrai tiesa kalba tik Antano lūpomis? Pasižiūrėkime, ką išsiaiškino Žilvinas. Ir tolimas kelias iki tos Žemaitijos, atvykome pas poną Antaną iš Šilutės rajono. Ir tokį atstumą mūsų kartį privertė neprižiūrimos karvės. Užpėjokau kažko susidėjau su netekusi kompanijai. Kas? Dukra. Jūs jau sveikatėlės truputėlį pasigendat, ar ne, kad prižiūrėtas karvutės pats? Labai pasigendėjau, tos sveikatos nebėra išvesi. Bet čia viskas normaliai vyko, bet atsirado čia toks jos kavalierius pacans. Ir supranti, pradėjai nugirdyti ir dabar jau 2 savaitės prašau, kad leisi ir reiškia išvežtus gyvulius, niekap nesutinka. Antanai, ar jums tų karvučių gaila? Man visko gaili, bet man į to vaiką gaili. Suprantu, kad skaudu labai, ar ne? Kad dar būčiau sveiks, dabar po to operacijų visokių. Dabar tą koičią man visai atėjim. Antanai, aš net neklausiu, ar tinkamai dukra rūpinasi tėvu. Išvesčiau tik tas rūpinimus. O Asta yra jūsų biologinė dukra? Taip. Tikra? Tikra.
Einam, jinai dabar namuose? Namuose tikriausiai. Žilvinas mano vardas. Turim aš Birutė esu. Birutė, o čia Asta, tai? Asta, nebėkite, mums jūsų labai reikia, žinau. Nesąmonės kalba jisai va. Nu kaip nesąmonės? Gyvent 50 metų. Bet tai Birutė, jūsų vyras sako, kad 3 dienas karvės neprižiūrėta. Aš neturiu vyrų, mūsų kars ir va apšėrėm, apžiūrėjom, parėjom už ganyklas dabar, ką tik viskas ir... Bet tai sakė, tik tai 2 dienos, kaip jūs prižiūrėte. Arei, ką jam, va, varštelė tau, į veršiuką jį pagirdyt. Rytmetį atsikelam tamsoj, pamelžom karvės tvartį, pagirdom veršius. Vienas karvės, galit pasižiūrėti ir pumti pieną nebau. Jiems piens 3 ar 4 paras kiek. Tas piens mūsų neveikia, sagirdi mūsų pienų gerti negalima. Jis yra negalima mūsų pienų gerti. Oha, ką aš negalima. Tai būna, kad negalima pieno vartoti? Jisai yra toks, kai padeda rūkti į tokį krekin pavirsti, ką gali gerti. Bet tai jūsų vyras visą gyvenimą O kodėl tu ūkininkavė. puoli vis gyvenimą ant mūsų? Ko puoli? Ko puoli vis gyvenimą? Kas tau yra? Ir užmušti norėjai mane viską. Ir aš tau žmoną vadinuosiu. Ką tu dirbi su manim kaip su šuniu? Jo. Ką jūs dirbate? Kodėl žmona yra tokia, bent jau jaučiasi nuskriausta? Nuskriausta. Nežinau, ko. Dirbu daug darbų, jūs tikrai dirbu daug. Ir namuose, ir gyvuliai. Parodykit Birutę ranką savo. Tikrai labai darbščios rankos ir matau, kad jau sąžiūjusios nuo darbo netgi, ar ne? Viskas sąžiūja, kiek... Viskas ir per samagoną. Tur 4 jaučius. Per samagoną vis. Žiūrėti jaučius, 4. O jis nevalioja jų apdirbti. Aš mirsiu. A tu apdirbi? Tai gal šiandien apdirbai? Kabau ten prie karvių. 14 karvių ir ganyklai reikia apžiūrėti, reikės pamiršti, veršukam pieną parnešti. Aš priepiau, sakiau, dukrai, parduok, oi, atsiprašau, einau, sakau, savo keliais, aš išeinu. Tiesiu keliu turiu ten draugų, turiu visko man gyventi, priėm ir aš išeinu nuo jo ir nebūnu nie minutės. Atsiprašau. Birutė, ponė Birutė, o galbūt dėl to jūs pasiruošus išeiti, kad labai dažnai vyras Antanas priekaištauja. Priekabus... Muša, klika, kiek muši. Kiek sumušti buvom sakučius. Sakučius, kad gyvenom kaip mušiai. Jakaitė amžinatelis buvo pasiėm sudom vyrai, svedė miškų nužudyti, gerai, ką pamatė. tą šeimą pažįstate, ar ne? Jinai gyveno, juk pas mus čia aštuonbutį gyvenom, nuo pat mažų dienų, juk augom kartu viską, nuo pat mažų dienų augom. Sakė, nuvažiuokit pas Jakaitę, nepaliūdys, kad jos vyra buvo labai sumušęs. Nieko aš nemačiau, tokių dalykų nėra buvę. Iš kurin čia ištraukit. Tikrai aš pavyzdžiui, tokių dalykų aš net neprisimenu. Mes jau gyvenam, aš nuo 3 metų gyvenu Sakučiuose. Nuo 3 metų gyvenu Sakučiuose. Tokių dalykų nėra buvę pas mus. Kad Beniušas būtų sumušęs ir nuvežęs mano tetį į mišką. Tikrai ne. Petraja, tu girdi, kokias nesąmonės. Aš neįsivaizduoju, dar tokių cirkų nėra buvę. Vaikai mano 2 mėnesių parėjau iš fermos dirbusi. Rasa, kaip baisu mušęs. Nebuvo veidą matyti, šviekšnui vaiks buvo paguldyta galva sudaužiai. Taip? O, idiotė, tu niek nežinai. Jūs neklausykit jo. Fantazorka. Šiandien samagonas iš kaimynų parnės parsinešė į pakavoją priažoltą. O, čia tavo į galvelį, nueik prie to kaimynų, jis neturi šnapsų švis. Asta, jūs minėjote, kad paslydote. Pati tą suvokėt, ar ne? Vaikens, kad reiškia O koks tu buvai krupis, ženėjai su manim? Ne vis protis. Jo. Ir dar Jakaitę turėjai nužudyti žaltį, koks beprotis buvai, vaglušas buvai. Pone Birutė, aš suprantu, kad jūsų dukrai Astai dabar yra be galo sunku, kadangi... Sunku yra į man. To moralinio spaudimo tokio, ar ne? Į man sunku, aš turiu naktim skeltis, eiti veršių girdyti, turiu prie karvių bėgti, girdyti jas raištyti, padėti vaikui, jinai nevaliu vien.
Bet Asta prisipažino, kad 3 dienas tiesiog iš to sunkumo buvo truputėlį paslydusi. Buvo. Nu, pavargsta, vis tiek mergelka bėga. Aš nieko neneigiu. Paslydau, nu kas yra, nu... Taip negal daryti, Dievi tu man. O ką tu darai? Aš 2 savaitės prašau, kad tu dautumi išvežti tuos gyvulius. Tu niekaip nesutinki. Vežkit ją, uždarykit ją, gydykit, na beprotė yra. Vėluoja taip. A ne taip šneka. Bet tu savo žodžius reiks už ant atsakyti, moteriškelį. Kur aš atsakysiu, aš neturiu kur. O gerai, Antanai, sakykit tokį dalyką. O jums nebaisu, kad išvežus karvutes, vieną dieną jūs galite būsti visiškai vienas, išeis ir žmona su dukra. Išeisiu, aš jau susiruošęs išeiti, į giminė gyvena ir mane vadino, priims mane išeisiu gyventi, tegu jisai čia užsikna. O Birutėlio, tenais Asta, jūsų dukra atsirastų vietą ar mūsų paieškoti kito būsto? Atsirastų, yra čia. Yra visur. Bet jūs taip mylite vienas kitą, Antanai, jūs sakote, kad jūsų žmona yra nuo gimimo tiutių. Ne žmona esu, aš jam dabar nuo šiol nebesu žmona. Visą gyvenimą deblė ir supranti... Kaip jūs sutarėt vaikus gimdyti tada? Pridirba vaikų, paskui muši visus, tranki, visi sudaužyti. Kaip Raimund baisu mušis. Vaikai iškoja visą naktį žoliesi. Bet tai kodėl jūs anksčiau nenešėt kudašių iš čia? Užtat, kad nėra kur nueiti, man tėvai mirė prieš daug metų, aš neturiu kur išeiti. O dabar sakiau... Bet jeigu, Birutė, jums būtų buvus galimybė, jūs turbūt senai jau būtumėt palikus Antaną. O jei, kad turėčiau, būčiau turėjęs kur išeiti jau... O apspjauna ir išeinu. Tikrai. Jūs tik nesusimuškite dabar. Aš į vaikus užauginau, viską buvo sudaužyti ir aš sudaužyti. Fermuose dirbom, mes su vaikais mažais. Raimundas buvo toks, yra tik irgi visi dirbom, parėjai visi velnių gaudavom dar, sumužto vis. Vaikus užauginau, viską. Draugas, gal tiesa tėvas savo, kad būtent tas draugas veda jūs iš kelio? Čia draugo kaltė? Veda, ką veda? Tik suspėjai paskompinti, visko drebi šalį. Nu, tu pavydi. O ko pavydi? Ir pareina ir apsidirba ir viskas yra apdirba. Bet tai tėvelį, jūs dabar norit savo beveik 50 metų sulaukusi dukrai aiškinti, kaip jie bendrauti su vyrukais? Aš nenoriu aiškinti, kaip kon daryti, bet aš nenoriu, kad gertom ir prigeriant būtom visi. Bet tu matai, kad jie geri. Tu nematai. Iš kur, jeigu... Iš kur tu girs vaikštai? Nu, jie sakė, parent prisigėris. Kokias dreb, pažiūrėk, kad dreb. O dreb rankus mūsų, va. Tai jau 2 dienas, kad čia nedreb. Už vakarką nuvežė pieninkas, kuo buvo. Blemba. Parduotuvė yra šnapsų. Norim butelkėkį. Nusiperkam ir išgerau, modį. Išgerau. Bet mes apdirbam visus darbus, o jis karaluoja kaip šuo. Ne, nu lieka kitą kartą, va nemilštas vakarė karvės, tikrai lieka. Bet yra ir užtrūkusias ir jos neduoda ten 50 litrų pieno. Ir 2 karvės, šviežia vedus, telyčiai. Nu, kam pamelžė, jeigu supranti. Pagirdit, beprotį tu. Veršius girdom 3, 4 veršius. Antanai, bet aš nesuprantu, kodėl jums niekaip nesuvirpa širdelė, kada matote savo dukros ašaras. Kiek dukrų turite iš viso? 3. Ir jums neskauda širdies, kad prieit prie dukros paklausti, kuom širdelė sopa? Aš jau kiek metų šaukiu, kad aš jau pavargau nuo visko. Ta viena buvo taip sumušęs kažkaip. Nebuvo tiesiog apsikabinęs kaip tėvas ir paklausęs, kaip laikaisi dukrelė. Gal tu per sunku? Kada nors savo dukrą Astą mylėjote, Antanai? Aš visus myliu. Ir dabar man širdis, supranti, leplau, kad to alkoholį įlindi to ant to kiliūną. Aš ne... Kaip aš geru, tai kad tu čia vis laiką poliut matskai šau. Čia žodį pasakei, supranti, šis įsikėsi dirbinėjai. Mes jau viens nuo kito pavargom paprasčiausiai ir viskas. Tiek metų, juk netgi dabar šiuolaikiniai tėvai sako, vaikučiai, štai pinigėliai būtui, eikit atskirai gyventi, nes jau kartu gyvensit, susipyksim. 10 metų vargstam ir tvarkos namuose, puola kai šuo. Gyvat koks. Niekas nesako, jis irgi dirba, išmaitina į viską, įeidavo per naktis, kiek prisimenu, dirba. Niekas nesako, kad čia tai buvo. Mes tik dabar... Gal, Antanai, visas šito reikalo, tas juk branduolys yra tai, kad vietoj to, kad padaryti
Giminė susirinkimą, susės prie to pačio stalo prie moterų. Nieko, kiek prisižadėjau, kokius 5-6 sykis, kad daugiau tap nedarys, neger supranti. O mes geram. Tik Nu, mes geram, mes negeram. Tik paskambintas tas pacans, supranti. Išsyk met visko, čia tau seso Jūratė vežė, tas lašalinis statė, visko, supranti, jau buvau, tikrai. Jeigu sako, išeini iš namų, nenori juos pareiti, jūs įsivaizduojat, kokie namai yra. Jeigu nenori namo pareiti, išėjai. Dabar keletas minučių reklamai, iš karto po jos tęsime laidą. Užmirštos močiutės dovanos. Užėmė man kalkinę, užėmė viską. Va taip paėmiau. Va taip ir Oskaras buvo Ingrida. Taip davė. Pasakyk dabar, kas buvo įkeisti, ką aš mačiau, ką? Nu, pasakyk. Prisivesdavai draugų, buvo virtuvė prirūkyta, ką? Kokių draugų? Uždarydavai mumis 5 į tą kambarį, net neleisdavai į tualetą nueiti. Ką? A ne tai buvo? Parvažiuodavai, atsiremdavai ten, kur yra Vasakučiuose tvoro, ryte išvažiuodavai į darbą, tiek būdavai prigėręs. Taip. Ne taip buvo. Ne taip. Aš galiu persižegnoti, jeigu mane per kunts nutrenkt. O gramelį kartu padarydavo su Antanu? Ne, nesam padarę. Kodėl? Nežinau, nebuvo, kada aš karvės milžau, tėvus prie fermas dirba, aš pareinu, vaikai 4, karvę 1 arba 2, Vis viena Kalėdos, Velykos. Neturėjom tokių progų, nebuvo. Šiaip gerai sugyvenom, su Beniušiu tikrai gerai sugyvenom. Antanas nebuvo pijokas. Duok dievę. Ko tu čia mes laikai? Mėgų man nugalvoti. Veidą varės, turėjau 4 operacijas visas. Kad nuo alkoholio neįmanoma yra įsigydyti. Neįmanoma. Kaip neįmanoma, nežinau. Kiek metų verkiu, nieks nematė. Ką sakydavai? Eidavau per naktį, sagirdį su prožektoriu karvės, milždavau, laukdavau, kol Raimondas parvažiuodavo padėti. Kas tau leipėti tas karvius milžti, jeigu aš sakydavau, kad tu eik 4 valandą pradėk ar 5 milžti, nebūtina 9 eik, kad sutrems karvių milžti. Visą vuotą žmogus. Nereikia čia. Kiek būdavo gyvulių, pilni ganyklai, buvo 40 gyvulių, girdi reikėdavo ten, eini, pareini. Bet jeigu jos būtų alkoholikės, aš matau, kad jų rankos yra suaižę nuo darbų. Sutraiškanoja visos rankos. Nagai atsilupinėja, turbūt manikiūro 100 metų nematė. Ir jūs sakote, kad jos tinginės. Nu, Antan, netiesa. Mūsų rankos dreba, tai jokių rankų. Bet užgeria ir viskas nusispjauti. Ir neneigiu to, ir neneigiu, tėti, neneigiu. Jau kiek kartų man atleidai? Kiek kartų atleidai? O Asta, nebandėt niekad pabandyti užsikoduoti, pavyzdžiui, bent metam. Įsivalyti organizmą. O ką? Ai, parduos gyvulius, bus tvarknamas. Čia man reikia savo smegenius susikoduoti. Nuo pat vaikystės, pjautynės, bartynės, muštynės namuose, daugiau nieko. Tikiuosi, draugas jūsų neskriaudžia. Ne, nieko nedaro. Aš ne jūsų Vieną klausiu. kartą tik buvau primušęs. Už ką? Bet buvau prisidėjau. Į kairę nuėjot. Ne. Mažai bernų buvo jums. Ne. Pasakiau kažką negražaus ir davė į akį. Štai taip, mėly žiūrovai, Lietuvos kaime, Žemaitijoje vis dar aiškinamasi santykius, jeigu kas iškart bumt, va, tada ramu. Švęs atsisakau, kaip nor taip ledar, aš išėjau. Kur jūs dabar eisit? Nu jūs jau nekvailiokit ten savo metų, nu. Antanai, Jėzus, kiek aš dabar žmonių šiandien raminsiu. Antanai, būkit vyru. Vis laik pasikundusi. Gerai, žiūrėkit, kaip beauklė tos vaikus, vaikai užaugo. Leiskit jiems gyventi savo gyvenimus. Aš ir leidau, aš nieko nedarau, bet kad... Kodėl tu mane sekiuoji, aš kur išeinu, tu bėgi, žiūri, girdi, su traktoriu gainiuoji, girdi po kaimą. Stebi? Taip, aš niekur negaliu išeiti. Sargliai, supranti, prigerda tavi. Teik privargęs, pridirbęs ir... Aš suprantu, kad ranka pavargdavo, ar ne, vaikus bausti, pavargdavo rankelę biškį. Jūs klausotės, nu, tegu įrodo. Supraskit, jeigu suprant tam vaikų saka 10 sykį tom patį ir uns vis teik daro, kai jau nervą nebat laikydavau. Gerai, žiūrėkit, Antanai, sulaukiam kitos savaitės, suskaičiuos gyvuliukus, kurių nereikia, suras dokumentus, viskas, tragedija bus pasibaigusi.
Antanai, ar jums būtų labai gėda prieš visą Lietuvą apsikabinti savo dukrą? Kodėl? Kodėl aš turiu? Man atrodo, jai labai to trūksta. Ir net nuo pat vaikystės greičiausiai senai to nėra buvę. Nebuvo. Man gali laukti. Viskas gerai. Viskas varto prie jo kysti gauna. Kaip dažniausiai nutinka, vieno kalto ir čia nėra. Įvairių pikantiškų, net nusikalstamų faktų išlindo pokalbio su šeimyna metu. Vis dėlto panašu, kad Žilvinui pavyko juos sutaikyti. Ir tikėtina, kad jeigu šeima sugebės gyventi draugiškai šiandien, čia ir dabar, viskas bus gerai. To ir linkiu. Sulaukėme skambučio iš ponios Adelės. Moteris garbaus amžiaus. Ji pasakoja, kad iš geros dūšios padovanojo proanūkiui kluoną. Atrodo, padovanojai ir pamiršk. O čia prasidėjo konfliktai. Tik ne su proanūkiu, o su jo mama. Pasižiūrėkime, ką išsiaiškino Žilvinas. Šiandieną vėjuotą rudens dieną mes atvykome į Priekulę ir mūsų nuostabai niekas jau nieko nebekulė, nes jau nebe tas laikas, jau derlius nuimtas. Pone Adelė, žinau, kad kažkas jūs skriaudžia, nes ant jūsų kluono su grūdais pakabino spyną. Su malkom. Malkos tenais, ar ne? Taip, pakabina iš lauką, aptverta yra, pakabina spyną. Aš juos visus daržovis atidaviau, visus vaisius mano. Tai gerai, ponia Adelė, kiek jau laiko Žydrė yra užrakinus tą jūsų sandėliuką? Dabar jau užrakinta 3 dienas, tik ta aš kad nuėjau, visą laiką atrakinta buvau, ėjo kas norėjo, ten toks ir labai daug malkinių, daržinė, tvartas, aš gyvuolius laikiau ir aš juos 10 metų šelpiau. Jie mano visus daržovis išnešė. Pone Žydrė, na, įsikvietė mus jūsų netikra močiutė. Nu, jinai gyveno mano mama su jo sūnum. Kaip tenais gavosi su tuo sandėliuku? Ten yra sodas. Jinai pernai mama, kaip pasakyti, atidavė, sako, aš viską įsinešė, turėjo šiltnamį. Sako, pasimkite ir naudokitės jūs, mes ten susitvarkėm pavasarį, irgi nenorėjom, dar vyras mano sako. Tai daug nemeluoka? Aš niekada nemeluoju. Aš daviau jūs tukui susidėti žvejybas įrankius viską. Apie senas žmogus drįstat, jūs bijokit Dievo vieną kartą, nes visi kaimynai sako, buvau atsininėjų, pasakė, viešpatį, sako, aš jums nepavydžiu, sako, karo ten, kas ten bus. Bet sako, jums automatiškai, sako, jinai dovano, jūs neužsiplėšit, neužgrebėt, susitvarkit, jums ir priklauso. O kaip jūs susitvarkėt? Mes visą šiukšlyną išvalėm, kaimynai gali paliudyti, kad galėtum atvažiavo. pasidėti bulvių. Aš jau nesakiau, kad bulves sodins, aš sakiau, gal aš laikysiu vištas, aš nieko nesakiau. Jūs dar sakėt, sako, tu man žadėjai vištas laikyti, ne daržą pasisodinti. Dabar jūsų krikštasūnis į tą sodą įkelti koją gali, o Žydrė jau viskas, jau pasieniečiai nepraleidžia. Taip. Taigi tai yra sūnus ir mama. Paprašė, ji mane mūšė, aš viską jai dovinuojau. Ji mane draskė, pasibau už skolą, kad nuėjau į seniūniją. Prašau, prieš 13 metų. Tas buvo prieš 13 metų. Kad draskėjau ausis man, kad išplėšė auskarą. Uolat, aš jau nebegalėjau apsikęsti. 500 turėjai. Va taip, paėmiau. Va taip, ir auskaras buvo ingridas. Taip davė, paskui aš naujonis karo buvau, nutvėriu už ausų. Su krudenausi, ištraukti auskarą. Gerai, kad jūs visi kaimynai džiaugiasi. Saka, Žydrė, sako, kur tu su jais susidėjot? Gėriai, kažkada gėriau, taip, nu ir kas, kad gėriau, kažkada gėriau, aš pripažįstu. Negavai pinigų. Nešiu maistą, tik maistą gavai. Pinigų negavai, negalėjai man gražinti. Socialinį prižiūrėtojų, visko buvo pradžioj, prieš daug metų tas buvo. Nešk malkas ir viskas.
Dabar klausykit, aš užrakinau tą sodų sklypą, nueisiu seniūnė, visas teisės sužinau, kad jinai, nėra išpirtas, yra miestos, prie miesto sklypas. Mano malkas yra. Aš malkas, jūs pati paprašėt, ar galiu aš malkas jums įsivežti, jūs pati pasakėt. Taip, aš leidau malkas. Įsivešk malkas. Ir viskas. Aš galiu net parodyti, nueiti, netgi duris sugebėjau iškabinti. Tokias didžiausias duris. Nu tai čia absurdas. Kodėl tu laukinis, tai lauka tvorą už vartus? Todėl, kad nevoktų man malkas. O ką man reikėjo bedaryti, klausykit? Aš negaliu jėti, mano malkas ten yra. Mano malkin čia nuvirta. Aš pasakiau kaimynį, jūsų dukterė, čia ne žemaitienė, sakau, jeigu reikės senutė, sakau, tegul atin pas mane gaus raktą, sakau, ir nueis malko, reikės sūnus netgi parneštų malkų. Užėmei malkinį, užėmei viską. Tu prašai iš manęs laukai, kad duočiau 4 vagas. Aš nedariau. 4 vagas bulvėm. Jau jūs pati siūlėt, aš net neėmiau. Jūs siūlėt man, aš neatsisakiau netgi žemės, sakau, man nereikia, nu kiek jūs meluosit? Jį išnesi man visus maistą. 14 metų turi šaldyti. Apvogė. Ne, daviau. Neturėjau kur dėti, daviau. Man davė taip sulkytę pomidorų. Agurkų. Aš turėjau tų pati agurkų iš mandagumą, imdavau, pareidavau visą, matėt, net kaimynį nešiau, atidaviau mano savo kaimynį. Aš negaliu, kur tai galima meluoti šitiek. Agurkus, česnakus, šaldytas braškės, šaldyklę aš galiu parodyti, pelną turėjau. Duoda to kaimą, grinai, va visiems, ateina kaimynė, duoda visiems ir visiems eina ir pasako, aš tą daviau. Mes jamam vien dėl to, kad iš mandagumo. Net tai, sakau, nereikia. Neturėjot kur dėti. Neturėjau tuoną bulvių, prikačiau, neturėjau kur dėti. Ir dalinot kaimynams, taip? Va. Su visais eina ir kivirčias, nieks jau apamai, kas ją pamato, nuo jas ir bėga. O Jėzau, jo, čia buvo, ėjo čia nais kalbos, kad jinai nori, kad Žydrė atsit nori atimti, buvo tą tvartą ar ką nors, o Žydrė iš viso, jai net nemotais tas tvartas yra. Aš noriu paklausti, o pas jūs nekyla noro po viso šito tiesiog atsiriboti nuo Adelės? Aš atsiribojau, žinokit. Nebeimti tų dovanų, už kurias po to jinai priekaištauja ir reikalauja kažko tai? Jinai niekur nebeturi, visą giminę atsisakė jos, nes grinai jinai priekaištaudavo. Jūs nebeturit giminių, turit ir visos dukteriečius, kiek turėt, ne su vienu, va čia jos netgi dukteriečiai gyvena. Jinai, čia yra košmaras, patikėkit žmogus. Aš dar gyvenime tokio žmogus nebuvau susidūręs, kai man kaimynai pasakė, tu Žydrė, su jie nesusidėk, nes tu nukentėsi. Nu kažkaip man gaila, aš babą pati seną turėjau, aš ją tikrai gerbiau, kas biškis skambindavau, bėgdavau, žiūrėdavau. Jūs žinokit, Žydrė, labai teisingai darote, kaip bebūtų, ką besakytų šitas pagyvenęs žmogus, reikia kažkiek tai truputėlį, ką žinau, nuleisti negirdom. Ne, bet jinai sakė, nuo jaunystės tokia buvo, kai aš sužinojau. Jinai nuo pat jaunystės tokia pat buvo. Gerai, Adelė, sakykit man dabar jums iki šventos ramybės, kad nedrumsti dabar ir netriukšmauti šituose namuose. Jums dabar ko trūksta? Gyvybiškai reikalingas tas sandėliukas? Taip, man turi išnešti malkas, tai mane vėl muš. Kodėl jinai turi išnešti jūsų malką? Dieve, manu, kodėl jūs priekai... Vėl mane muš. Vėl muš? Žinoma, kad prisigers, tai mane vėl muš. Aš bijau nueit. Jį girta užpalso muš vėl mane. Jis turi išnešti malkas. Aš iš jų... O sakykit, prašau, jūsų sūnus, kuris dabar jau iškeliavo į Anapilį, jisai buvo blaivininkas, jis neėmė visai stiklelio? Jis padėjo pas jų ir jie pribaigė. Pone Vilma, Žydrė tvirtina, jog tas tvartas su darželiu Adelės buvo savanoriškai atiduotas naudojimuisi. Taip, ir raštas yra ir visi kaimynai, bet kieno galit paklausti. Jūs tą girdėjote? Negirdėjau, bet jau senovinai žadėjau. Aš savo tvartą padovanoju. Reiškia, vilkai. Ponas, aš pasakysiu, dabar paklausykit manęs. Atiduokit, nebegausit šito, tikrai. Tu tai gali turėti. Sakė man šviesti ir jum atiduoti šitą. Pasakyk, kiek išnešė kopūstų, kiek išnešė morkų, kartu su Žydrė. Kiek išnešė su vagūnu. Kviesim kaimynus, visi apie ją visą tisvę papasakos. Negyvena ji. Jinai irgi neša, taip? Ji atei pas manis, mes ateisim, padėsim bulvis nukasti, kepsam visas, ir nukasim, ir net pasirodė, kad rudenį, nei vieną, nei antrą, nepasirodė, aš toną bulvių prikasam, ir visom tai dalinau, neturėjau kur dėti.
Girdėjau, kad jūs gavote iš šios dovanų šuniuką. Taip. Kur tas dabar šuniukas? Šuniukas jau miręs yra, labai seniai laikai buvo, tas buvo prieš 12 metų panašiai. Ir kaip ta visa istorija rutuliojasi? Dovanojo jinai šuniuką? Nu, dovanojau, paskui norėjau vėl pasimti liktai kažko tai. Tas šuniukas buvo ligotas labai, mes jam padarėm operaciją, viską. O jums pačiai Adelė netrodo, kad tos visos problemos kyla nuo vienatvės? Jūs esate labai vieniša. Aš nieko neturiu. Ta labai su kaimynai sutarė, bet kai jinai tokias nesąmonės daro, visi yra... Aš iš Klaipėdos atvažiavau. Ponia Adelė, o jeigu mes jums dovanotumėm gerą ištikimą draugą, tai yra šuniuką. Gal būtų linksmiau gyventi? Aš turiu šuniuką vieną, ten aš turėjau rotveilerį, turėjau didelį. Tada neįi man į tą daržą. Ten baisus šuo, o kada rotveileris nusena, nusibaigė kaip sūnus nerė, kalikį nusibaigė tą. Tada visi pradėjo eiti. Aš maniau, kad jie mane apgins. Gražinu jums raktą, jums reikės, tikėt malkų, neškitės, bet turės ir aš jums visai netiduodu, nes jau yra mano viskas. O raktą prašau, kai malkų jums reikės ir pasiimkit. Prašau raktą, reikės malką. Man išneš malką. Malkas, aš jums dabar neišbėgsiu ir neišnešiu, tai jūs įsinešit savo malkas. Prisikrovė čia. Prašau, imkit raktą, reikės malką, įsineškit. Ir man duris įstatykit. Ir aš nevakinsiu. Viskas. Jie turi išnešti ir atiduoti. Ponia Adelė, viskas vietoje epilogo. Labai gražu, kada jūs dalinatės, bet kada už tas dovanas jūs reikalaujate, kad kiti žmonės šoktų pagal jūsų dūdelę. Kada jūs norit juos valdyti ir kontroliuoti jų kažkokius veiksmus. Tai Adelytė brangioji, žiūrėkit, gavote raktą, lygiom teisėm. Man reikia, kad pasiimtų malkas. Jūs jau padovanojate savo sūnaus krikšto sūnui. Visos šitos lūžinos, visi šitie škudurai ir škurliai yra tokie patys seni. Tas tvartas, tuoj žinokit, nugrius, jisai, aš nežinau. Aš žinau, kad nugrius, aš žinau. Žinokit, privalgyčiau pupų stipriau, pirstelčiau, tikrai nugriūtų. Jis kreivas kaip Pizos bokštas. Laisvė malkinėm, štai jums spyna, raktas, atrakinta. Nerakinsit. Ir nerakinkit. Nerakinkit. Mėly žiūrovai, tam, kad užbaigti šitą siužetą, reikėtų kažką jums paaiškinti. Vieno, ko nesuprantu, tai dėl ko čia pyktis, tai turbūt reikėtų užvalgyti durnaropių, kad suprasti, kaip dėl tokios lūženos gali pykti žmonės ir negaliu jokios išvados daryti, kadangi Adelė, ką aš be pasakysiu, tai bus dar didesnis pleištas į jūsų ir taip suknistus santykius. Ne, su jais mes santykiaus, kad jeigu Marti man supyka, 10 metų bendravom, viską daviau. Atid, ponus, viską paėn, ką turėjau geresnį, aš turėjau daug kuo. Negalima, ponia Adelė, dovanoti, reikalaujant po to grąžos. Dovana yra dovana. Keliaujam namo, ponia Adelė, keliaujam namo. Vai namo, namo, prū namo. Ponia Jovita, labai norėjau, kad Adelė prieš mums išvažiuojant nusišypsotų. Galvoju, ar yra dar brangus žmogus šitam kaime? Man jį buvo brangi 10 metų. Ačiū, mamukai. Man brangi 10 metų, iki pat šios žiemos, praeitos žiemos, man brangi buvo. Klausykit, aš labai norėčiau, kad pagalvotume apie kažką tai gero. Jūsų amžinatilsį sūnui, turbūt jūs abidvi buvote brangiausios moteris pasaulyje. Aš visą laiką mamą mylėjau, gerbiau. Aš Jovita, ką turėjau geresnį? Žinai, ką geresnį turėjau? Ačiū, mama. Viską atidaviau. Tau. Visus, galvojau, kad aš numirsiu jau vieną žiemą ir antrą žiemą galvojau, neišgyvensiu. Ir aš visą, nieko man negaila, man jo, nieko neturiu, visi ant manęs, Jovitelė, visi ant manęs. Tai va turit brangų žmogų, tai vietoj to, kad eiti su savo netikra anūkė rietis, dažniau ateikite pas savo marčią. Neateinu, aš nebegaliu eiti, aš nebegaliu. O gal galiu paprašyti jūsų, Jovita? Aš visada sakiau, aš ateisiu visada. Kada pasakysit? Jei pasakys, kad nubatyti, aš nubateisiu. Jovita, aš jums pasakysiu. Labai Adelė jaučiasi vieniša, iš to vienišumo eina, kuria istorijas, prisigalvoja intrigų. Tikrai žmogui reikia šilumos. Aš jums dovanoju šiandien gėlytę. Iš jūsų Žydrės kiemo beje.
Sveikinu su to, kad mes pamatėm šiandien pirmą žmogų, kuris apsikabino Adelę. Jei apsikabinimų reikia. Brangi mama buvo visada. Apsikabinkim visi trys nuo Adelę. Velniai nematė to sandėliuko sutrūžusio. Adelė, aš matau, kad šilumos ir bendravimo trūksta, kaip ir kiekvienam pagyvenusiam žmogui Lietuvoje. Mieliai, mano, nepamirškit bendrauti, yra ir 3 amžiaus universitetai. Nueikit pas kaimyną, kurį vaikystį pažinojote. Neužsivelkit, žinokit, Adelė, tose rūgštise. Tos rūgštys pykčio jūs iš vidaus sugrauš anksčiau laiko. Va, ką aš jums pasakysiu. Laikas ilsėtis, Adelė, laikas ilsėtis. Gerai? Ramybės, stiprybės ir sveikatos. Ate. Senam žmogui verta atleisti. Akivaizdu, Adelė jau pati pamiršta, ką pasakiusi ar padariusi. Moteriai trūksta artimųjų ir pokalbių su jais. Žilvinas išvyko palikęs moteris kalbėtis. Tikimės, kad Adelės skambučių nesulauksime ir kad jos bėdos jau praeityje. Jeigu ir jūs turite bėdų, skambinkite ekrane nurodytų telefonu. Mes būtinai pasistengsime kartu jas išspręsti. Iki kito karto, sudie.